Sveiki, pristatau Jums picos edukaciją. Esu edukatorius Povilas. Maitinimo srityje dirbu jau 15 metų. Per šį laikotarpį teko dirbti ir aukšto lygio restoranuose, taip pat įkūriau ne vieną savo verslą, konsultavau ar kitaip prisidėjau prie kitų žmonių verslų kūrimo. Per visą šią ilgą praktiką atradau tikrai savo pašaukimą. Tai yra neformalus švietimas ir edukacijų vedimas. Mano tikslas - jaunai kartai perduoti visą savo sukauptą ilgametę patirtį bei žinias per gyvą šio amato patyrimą. Esant geram orui, picos edukacija gali vykti mūsų maisto furgone arba lauko klasėje. Esant blogam orui ar šaltuoju metų sezonu, visa reikalinga edukacijai įranga perkeliama į klasę, technologijų kabinetą ar mokyklos valgyklą ir edukacija vyksta viduje. Vesdami edukaciją vadovaujamės geros higienos praktikos taisyklėmis, užtikriname švarą ir tvarką. Todėl paviršius dezinfekuojame, rankas dezinfekuojame, darbui reikalingus paviršius padengiame specialiu popieriumi. Kiekvienam moksleiviui suteikiame asmeninės apsaugos priemonės, vienkartinę kepurėlę, pirštines ir prijuostes. Ir tai, ką mes darome, nėra eilinis picos kepimas. Tai yra patirtis apjungianti skirtingas disciplinas. Tai yra istorijos pamoka, kuomet kalbame apie picos kilmę, jos kelionę per pasaulį, jos unikalią adaptaciją Lietuvoje, atgavus nepriklausomybę ir atsivėrus sienoms su vakarais. Tai yra fizikos ir chemijos pamoka, kuomet kalbame apie glitimo procesus. Tai yra dailės pamoka, kurios metu kiekvienas gali išreikšti savo individualumą, derindamas skonius ir vaizdus. Tai yra ekologijos pamoka, kurios metu taikome zero waste principus ir filosofiją. Vaikams parodome, kad galime sunaudoti ne tik gražius baziliko lapelius, bet ir kotelius. Paaiškiname, kad tešlos likučio išmesti nereikia, nes iš jo galime padaryti skanų desertą. Parodome, kad iš pomidorų skardinių galime pagaminti vazonėlius ar pieštukines. Vaikus supažindiname su į nematerialaus UNESCO paveldo sąrašą įtraukta pizzaiolo profesija. Ši mokymo programa yra sukurta individualiu dizainu, dėl to įtinka ir negalią bei kitus specialiuosius poreikius turintiems vaikams, įskaitant akluosius ir silpnaregius. Tuomet koncentruojamės į sensorinius metodus ir akcentuojame uoslę, klausą ir lytėjimą. Galiu pasidžiaugti, kad šiemet jau teko vesti edukacijas aklųjų ir silpnaregių vaikų stovyklose ir picos gamybos džiaugsmą galėjome suteikti vaikams iš Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos. Taigi, nepaisant mūsų fizinių skirtumų, kiekvienas vaikas yra įtraukiamas į visus gamybos etapus ir pasigamina savo unikalią, individualią picą. Manau, kad supratote, jog tai, ką darome mes, tikrai nėra eilinis picų kepimas iš paruoštukų. Tai yra unikali, įvairiapusė patirtis, kurios vainikuojanti dalis yra karšta, kokybiška ir skani pica pagaminta pačių rankomis. Kviečiu Jūs į picos edukaciją, dėkoju už Jūsų dėmesį, iki pasimatymo. Picos edukatorius Povilas Vadeika.